Turbūt visi yra girdėję apie Vydūną ir jo vegetarišką mitybą, išgydžiusią džiovą. Vydūnas veikiausiai kurį laiką vis dar išliks žinomiausių Lietuvos vegetarų. Tačiau 20 amžiaus pradžioje jis savo mitybos ir gyvenimo būdo įpročiais toks buvo toli gražu ne vienintelis. Lietuvoje tikrai veikė bent kelios vegetariškos maitinimo įstaigos. Viena iš labiausiai to meto žinomų buvo vegetariška valgykla Lobynas. Vegetariška valgykla miesto centre tik patvirtino, kad Kaunas jau visai vakarietiškas miestas. Čia buvo ruošiama arbata, kava, pienas, kakava, 3 rūšių bandelės, keksai, rozetos su kremu, traškus ir saldus sausainiai, pyragaičiai ir sausainiai, saltero, silpnas mineralinis vanduo, vitaminų ir vaisių sultys. Pagrindinis patiekalas – įvairių rūšių blynai. Šiandieną kalbant apie vegetarinės kavines Kaune, turbūt labiausiai žinoma yra Vilties vaistinė arbatinė. Nueikite iki šios vietos ir prie įėjimo į arbatinę pasidarykite nuotrauką.